Pirmiausia, turime atkreipti savo tą emocinį foną. Svarbiausia dalis atpažinti tą nerimą. Ir kai įsivardinam, kad tai yra nerimas, jį normalizuojam ir priimam kaip validų jausmą, kad mes jį apskritai tokį galim jausti. Jis tampa šiek tiek mažesnis, mes neleidžiam jam plėtotis. Tai pirmiausia, turim pradėti nuo to jausmo, įsivardinimo, priėmimo, kad jis toks yra. Galbūt kartais padeda įsivardinimas ir tiesiog apie ką tas nerimas. Pavyzdžiui, yra kažkokia situacija, kad šiandien rašėm testą, natūralu, kad jaučiam ten tą nerimą ir kad natūralu, kad šitoje situacijoje jaučiu nerimą, nes yra to neapibrėžtumo. Tas jausmas tampa legalus, kad mes jį galim iš tikrųjų jausti, apskritai, nes dažniausiai tai tas jausmas, šiaip pats nerimas mums apie tokį jaudulį, kažkokias baimės, noris nuo jo bėgti, jis ne pats maloniausias mūsų, kai jį įsivardinam, tai jis tada tampa tokiu normaliu jausmu ir legaliu jausti apskritai. Tai dėl to tas įsivardinimas mums ir suveikia. Kaip geras mechanizmas, žinojimas, kodėl taip su mumis vyksta ir kas vyksta, mums duoda tokią žinomybės jausmą, ir kažkokią apibrėžtumą ir galbūt kontrolę, kažkokią šiek tiek, bent jau minimalią.